Rodo tą pusę. Ne, Ana. Dabar einame ten, kur reikia. Rodiklis rodo į tą pusę, eime. Ne, į Ana, turime eiti ten. Vėl grįžime prie linijos, matai, teisingai. Gerai, atėjome. Parodė, kur telefonas. Automobilyje? Šiame taip. Viduje labai tamsu, nieko nematau. Eda? Įdomu, kurios rankinė. Iš kur man žinoti, gal jie įmetė į bagažinę? Kad tik nebūtų nutikę nieko blogo, nežinau, Eda. O, merginos. Ką? Pažiūrėkite. Kas nutiko? Ateikite. Kas? Tu bai. Kuo greičiau įmė į viešbutį, kuo greičiau. Luktelk. Turiu atsikvėpti. Nebuvo itin blogai. Tyliu. Eime. Pažiūrėk, koks vaizdas. Tas vyras, ponas Avrenas. Kuris? Štai ten. Koks tavo planas? Galvoju. Galvoji? Laiptais užlipome 15 aukštą ir tik dabar ėmė galvoti? Privalai manimi pasitikėti. Pasitikėt. Nuo ryto kiekvienai progai pasitaikius komplikuoji mano gyvenimą, bet net nežinau tavo vardo. Žinai ką? Persigalvojau. Enginas visko pasirūpins. Stok į žiūrimus. Apkabink mane per liemenį. Ką? Apkabink mane. Ką darai? Elkis natūraliai. Aš tavo mergina. Kodėl man padedim? Nežinau. Kartais darau kvailystės. Puiku. Eime. Eime. Kuo jis vardu? Evrenas. Evrenas. Sveiki, ponia Sarkanai. Sveiki, ponia Evrenai. Atleiskite, kad užtrukome. Leiskite supažindinti. Panelė Fėja. Ponas Evrenas. Labą dieną. Esu Sarkano mergina ir tuo pačiu šio projekto investuotoja. Norėjau su jumis susipažinti. Labą dieną, panelė Fėja. Prašau, sėskitės. Pirma jūs. Prašom. Pone Evrenai, negaiškime laiko ir kalbėkime tiesiai apie reikalą. Kaip žinote, noriu pirkti jūsų sklypą. Čia mūsų pasiūlymas. Ačiū, bet kodėl pirmą neužkandate? Ačiū, nereikia. Būtų puiku mirštų iš alkio. Atleiskite. Ką juk sakiau? Prašau. Ačiū. Atleiskite, šiame valgiaraštyje nėra desertų? Mieloji, ką tik sakei, kad esi labai alkana. Kodėl prašai desertų? Juk žinai, kad visada pradedu nuo deserto. Pirmiausia, garantuoju, kad užtektų vietos desertui, o paskui galiu ramiai pavalgyti. Aišku. Jūs labai miela mergina. Tikrai. Taip. Paklauskime registratūroje. Taip ir padarykime. Labadiena, labadiena. Labadiena, atrodo, kad mūsų draugė vardu Eda Hildizė apsistojo jūsų viešbutyje. Galite patikrinti? Klientas tokiu vardu mūsų viešbutyje nėra. Tuomet galite pažiūrėti vardu Eda Bolatė. Ką dar sugalvosi? Palauk, patikrinkite tokiu vardu. Tokios klientės irgi nėra. Nėra. Gal galite patikrinti Sarkaną Bolatę? Labai prašau. Ir jo nėra. Nėra. O gal pastebėjote nenusakomai patrauklų vyrą? Jį pamačiusi tikrai negalėtumėte nesureaguoti. Ar matėte jį šiandien šiame viešbutyje? Atleiskite, na, Geime. Atrodo, jį ketino kažką pasakyti. Ne, neketino.
Edos telefonas vis dar išjungtas. Apžiūrėkite viduje, o aš išeisiu lauką. Kaip ją rasime tokiame milžiniškame viešbutyje? Parodykime jos nuotrauką, gal kas matė? Tu teisi. Dar kartą sveiki, atleiskite, kad vėl trukdom, bet norime užduoti paskutinį klausimą. Gal matėte šiuos žmonės? Taip, mačiau. Jie buvo susirakinę antrankiais. Antrankiais. Antrankiais? Iš kur man žinoti? Jie buvo susirakinę antrankiais ir nuėjo lifto link. Antrankiais, kuriais štai taip sargina rankas kaip nusikaltėliams? Nusikaltėliams? Nusikaltėliams, ką jūs, jie mūsų draugai, įvyko nesusipratimas. Eme, nes viską sugadinsi. Dabar jums leidus peržvelgsiu pasiūlymą. Prašau. Manau, jis mano likimas. Galiu suvalgyti? Atleiskite, žinoma, skanaus. Panelė Fėja, žinot, ko labiausiai trūksta šiam gyvenime? Tokių nuoširdžių, natūralių ir svetimos nuomonės nepaisančių žmonių kaip jūs. Ačiū. Geriau valgyk bulves. Pritariu. Nustebinote. Ši kaina didesnė netikėjusi. Pone Vrenai, tai yra mūsų tikslas. Gali paduoti druską? Siūlome tokią didelę kainą, kad suprastumėte, koks rimtas pirkėjas esame. Sprendžiant iš siūlomos kainos, suprantu, kad jums labai reikia šio sklypo. Kaip tik... Mielasis, daug padaža. Pone Vrenai, jūsų sklypas kaip tik tai, ko reikia mūsų projektui. Golfo laukai, teniso kortai, jachtų uostas. Nemanote, kad tai nuostabi mintis? Panelė Fėja, ką jūs manote apie tą sklypą? Mieloji, tas sklypas prie pat jūros. Juk tau labai patinka jūra. Tam, kad man patiktų kokia nors vieta, gana to, jog ji būtų prie jūros. Jūra labai mane traukia. Aš pats gyvenu jachtoje, beprotiškai myliu jūrą. Turiu jums puikų pasiūlymą. Jei sutiksite, kad tapčiau jūsų projekto bendrininku, parduosiu jums sklypą. Ponas Sevrenas sutiko. Nuostabu. Taip, atrodo, jis sutiko. Bet praleidai vieną smulkmeną, kad nenori jokių bendrininkų. Ji nori pati valdyti savo investiciją. Tu teisus, mielasis, gerai, kad priminėjai. Kaip daugelis mūsų, renkuosi pati atlikti savo projektus, taip dirbti daug lengviau. Supratau. Jūsų desertas? Ačiū. Skanaus. Nori pasidalinti? Aš alergiškas braškiams. Jei suvalgysiu, numirsiu. Tuomet pareikalausiu franšizės. Pone Vrenai, pateikiau jums labai pelningą pasiūlymą ir daugiau duoti nebegaliu. Būkime sąžiningi. Tas sklypas kainuoja jums labai daug. Todėl jei jį parduosite, jums pačiam palengvės. Panelė Fėja, ką darytumėte manimi dėtą? Parduotumėt? Aš? Tikriausiai neparduočiau. Kiek suprantu, pinigų jums nereikia. Staiga atsiranda kažkoks Arkanas Bolatas ir pasiūlo nupirkti jūsų sklypą. Bet jis nenori nei bendradarbiauti, nei suteikti franšizės. Tikriausiai neparduočiau. Mieloji, išsitepė į grietinėlę. Bet jei atvažiavote, tikriausiai pats norite parduoti. Ką jums sako širdis? Mano senelis sakydavo, kad pažvelgus į jūrą žmogaus protas prašviesėja. Pažiūrėkite į jūrą ir įsiklausykite į savo širdį. Apsisprendžiau. Panelė Fėja, dėl jūsų parduosiu sklypą. O aš suteikiu jums franšizę. Nebūtinai visam projektui, užteks pavadinti prieplauką. Taip, Sutarėm. puiku.
Pone Serkanai, Nesuprantu, ko taip supykai. Jis nepamatė antrankių ir sutiko parduoti sklypą. suteikė jam frančizę. Parašysi jo vardą ant kokio nors stulpo prieplaukoje. Norėjau, kad jis apsidžiaugtų. Atrodo, kad liepiau patylėti. Atleisk, su kažkuo mane supainiojai. Neturi teisės man įsakinėti. Kai sudarinėjau sutartis, nesuteikiu žodžio teisės priešingai pusiai. Viskas būna taip, kaip noriu aš. Oho, koks gudumas. Ayrıca Be to, nusipirkai tą sklypą mano dėka. iyi misin? Gerai jautiesi? Gali padėti, ėmė mušti karštis. Turiu prasisekti. Tamam gel. Gerai, tuoj. Būtų užtekę pakelti ranką. Neprivalėjai pati prasiginėti marškinių. O zaman net Tuomet kalbėk aiškiau, kam iš vis tau padėjau. yavaş. Neskubėk. Bir saniye. Luktelk. Dabar nelaikas skaityti laikraštį. Manai dabar galėčiau skaityti. Visi mūsų žiūri. Taip, o dabar visai netraukiam dėmesio. Buraya mı gelecek? Jis atvažiuos čia? Taip, prisėskim. Serkan. Serkanai, Engin neredesin? Enginai, kur buvai? Ne oluyor abicim? Kas čia darosi? Hanımefendi kim? Kas ši panelė? Bilmiyorum. Nežinau, nesako vardo. Maşallah. Nuostabu. Paprašiau atvežti šaltkalvį, o tu atsiveži visą įmonės personalą. O ką turėjau daryti? Sakei, kad esi surakintas, todėl jei prireiktų teisinės pagalbos, atvežiau tavo advokatą, jei panorėsi, kad nors paskambinti asmeninę padėjėją, šaltkalvį, kad atrakintų antrankius ir jei jam nepavyktų meistrai statybų. O jis neturi jokių pareigų, atvažiavau pasilinksminti ir man puikiai sekasi. Neyse. Nesvarbu. Pasako, kas nutiko. Eminim yok. Įvyko nesusipratimas. Gal galite pagaliau atrakinti? Brolau šaltkalvį, nespoksok, atrakink šios antrankius. Maniau, kad reikės atrakinti duris, neturiu teisinio leidimo atrakinti antrankių. Galėčiau atrakinti, bet esu prisiekęs šaltkalvis, todėl atleiskite, aš negaliu. Prisiekęs šaltkalvis. Nesu girdėjęs apie prisiekusiosius šaltkalvius. Kas tai yra? Kodėl turėčiau meluoti? Sukūrėm šaltkalvių draugiją ir prisiekėm niekada nepadėti nusikaltėliams, neketinu laužyti priesaikos. Ya bizim yasa dışı bir iş Nejaugi atrodo, kad darome kažką neteisėto. Tiesiog sėdime ant suliuko, bet to ant antrankių nupiešta širdelė. Turiu pasiūlymą. Gal reikėtų kreiptis į policijos nuovadą? Atrodo, jie turi daugiau patirties su antrankiais. olabilir. Gali būti. Kaip jūsų advokatas, jokių būdų nepatariu kreiptis į policiją. Enginai, aš pradedu nervintis. Brolau, tu teisus. Tuoj viską išspręsiu. Leiskite man visko pasirūpinti. Prašau. Ką darai? Ką reiškia? Ne, leisk. Bir çağır bana. Pakviesk kitą šaltkalvį. Kita. Man nerūpi. Prašau, ateikit. Ne už ką pasitraukite. Prašau, prieikite. Nenoriu jokio pjūklo, jis nupjaus man ranką. Kokia tu bailė? Kviesk kitą šaltkalvį. Taip, bailė. Matau. O tu nebailys. Pone, galite pagaliau prieiti. Net nemėgink. Nusiramink. Iškviesk kitą šaltkalvį. Luktelkit. Fifi. Fifi.
Oho. Oho. Teşekkürler. Ačiū. Helal olsun Engin. Enginai, gali savimi didžiuotis. Atvežė 20 žmonių, bet atrakino Fifi. Kaltas likau aš? Pasakyk, kad esi surakintas. Jis vos nenupjovė man rankos. Ačiū, Fifi. İyi misin? Gerai jautiesi? İyiyim. Taip. Kızım sen etrafı bir... Leila, apsidaryk. Ar kas nors fotografavo? Kızlar nerede? Leyla alır Kur mısın? merginas? Leila, paimk. Reikia jiems paskambinti. Şey yapalım sen de... Paruoškime pareiškimą spaudai. Leila, kur mano automobilis? Yok. Yani... Apieškojau kiekvieną pakampę, niekur nėra. Klausiau prie kiekvieno kambario durų, net neįsivaizduoju, ko prisiklausiau. Bilsen var ya. Yuh Melek. Meilė, dėl Dievo. Ben de aradım. Ir aš visur apžiūrėjau, bet neradau. Yoklar. Biz bir güvenlik... Naikim pas apsaugininką. Doğru söylüyorsun. Tu teisi, gera mintis, eime. Alo. Alio, Buldum parkı. merginos, radau, mes parke, laukime čia. Kelepçe açtın. Sen ne iş yapıyorsun? Kelepçe. Atrakinai antrankius, kokia tavo tikroji profesija? Çok zor bir gün geçirdim. Geriau paaiškink, kaip tai nutiko. Kızlar... Buvo labai sunki diena. Pakalbėsime vėliau. Sulaukime merginų. Ką žiūri? Nagi, visi grįžkime į darbą. Ben de şimdi ofise geçiyorum. Važiuoju į biurą. Atvažiavęs turėsi viską papasakot. Gerai, Enginai, važiuok. Leyla. Leila, gali prieiti. Pone Serkanai, Serkan Bey. Bugün yaşanan... Už viską, kas nutiko šiandien, atsakingas esi tu. Kovuldun Leyla. Tu atleista. Gerçekten. tikrai? Evet Leyla. Taip, Leila. Esu labai dėkinga. Gidebilirsin. Gali eiti. Tikrai? Taip. İyi hadi biz de gidelim. Eime ir mes. Bir daha Tikiuosi, kad daugiau niekada gyvenime jūsų nepamatysiu. yüzünüzü görmemek dileğiyle. Duygu. Mūsų jausmai abipusiai, panelė. Şuna bak Tik ya. pažiūrėk, koks pamaiva. Augalų kalba. Burs konusunda hata. Tikriausiai įvyko kažkokia klaida. Galiu sužinoti jūsų vardą? Ne, negalite. Nenusipelnite žinoti mano vardo. Kızım sen ne... Nuo kada pradėjai surakinėti nepažįstamus vyrus antrankiais? Jei jis būtų padavęs tave į teismą, nežinau, nesuvaldžiau pykčio. Tegul džiaugiasi, kad padariau tik tiek. Jis nepakenčiamai valdingas, todėl norėjau jį pamokyti. Vermek istedim. Ders vereyim. Jį mokydama praėjai kursus, kaip praleisti dieną su Serkanu Balatu. Abi de Tikrai. nasıl geçti? Kaip praėjo diena su juo? Nasıl geçmiş olabilir? Žinoma, kad siaubingai. Tabii ki. Bet jis labai patrauklus. Ben bayağı yakışıklı. Elkšė, visiškai tau pritariu. Kızım. Jį pamačius mano krūtinėje ėmė skraidyti širdelės. O kadar yakışıklı. Beprotiškai patrauklus. Nesitikėjau, kad bus toks patrauklus. Matė jo akis, ūgis, stotas, viskas puiku, bet to šviesia plaukis. Merginos, ką darote? Saçmalamayın yani. Ay, Nepaistykite niekų gėdą. Yok kalp derken. Kai kalbėjau apie širdelės, norėjau pasakyti, kad vos nepatyrėme širdies smūgio. Daugybę kartų skambinome, bet neatsiliepei, labai išsigandome. Telefonas, rankinė su telefonu liko jo automobilyje. Ak, negalėjai pasakyti anksčiau? Iš kur galėjau žinoti?
Tikriausiai skambino Dženkas. Be abejo, skambino. Dženkas didžiausias mūsų rūpestis. Neturime pasirinkimo, kaip važiuoti į Art Life architektūros įmonę. Daugiau niekada nesielgsiu impulsyviai, niekada. Ji tikrai elgsis impulsyviai. Jis labai patrauklus, tikrai nesitikėjau. Akis, plaukai, jam be galo tinka kostiumas. Brolau, o kas ta mergina ir kodėl nesako tau savo vardo? Nes nekenčia manęs. Nejaugi. Ir kodėl? Puikus klausimas. Netrukus sužinosim. Leila, pasakyk ponui Achmedui, kad paruošęs biudžeto ataskaitą ateitų į mano kabinetą. Labadiena, ar ponas Arkanas Bolatas čia? Kas teiraujasi? Man galite paskambinti, jūsų vardas? Nesakysiu. Paskambinkite ir pasakykite, kad jį nori pamatyti merginą, nesakanti savo vardo, jis supras. Kodėl nesakai jam savo vardo? Nežinau. Dar sumanys vėl skirti man stipendiją, jums persekioti ir trukdyti. Nenoriu su juo bendrauti. Man pasirodė, kad jis labiau nori tavęs atsikratyti, bet... Pone Serkan, atėjo viena mergina, kuri nenori sakyti savo vardo. Sakai, pažįstate ją. Ji nesako savo vardo. Taip, pažįstu. Tegul palaukia 5 minutės. Gerai, pone. Paprašysiu 5 minutės palaukti, ponas Serkanas užsiėmęs. 5 minutės. Pone Serkanai, užeik Achmedai, sėskis. Sužinojau, Achmedai, kad nutraukėme stipendijų skirimą užsienyje. Kodėl? Tu taip nusprendei? Taip, o kodėl? Liepėte sumažinti biudžeto išlaidas. Kokias būtent išlaidas? Nereikalingas. Taip, nereikalingas. Pavyzdžiui, nereikalinga automobilių nuoma, nenaudingas keliones ar nereikalingų kanceliarinių reikmenų pirkimą. Tai nereikalingos išlaidos, o ne stipendijos. Ši tema nesusijus su manim, todėl aš geriau. Enginai, sėskis. Aš nepagalvojau. Ką reiškia nepagalvojau? Kaip galėjai nuspręsti manęs neatsiklausęs? Jūs teisus. Ji vėl įsiuto. 5 minutės praėjo. Nebelauksiu, einu. Merginos, einam. Ega, kas nutiko, kur eini? Išėjo. Prakeikimas. Čiagi ta mergina. Netrukus kils didelis sąmyšis. Atleiskite. Sveika. Kur ponas Arkano kabinetas? Parodysiu. Priešais. Šiandien parke tavęs neatleido? Atleido. Bet mūsų įmonėje, net kai atleidžia, dirbi toliau. Turiu dirbti tol, kol ateis naujoji padėjėja ir privalėsiu išmokyti ją visko, ką žinau. Nors ponas Arkanas sako, kad nieko nemoku. Tiek to. Galiu paklausti kai ko asmeniško, žinoma. Kiek suprantu, mums abiems nepatinka Serkanas Bolatas. Gal patarsi, kaip galėčiau jį sunervinti? Noriu užeiti, jį sunervinti ir išeiti. 5 dakika içeri girip çıkacağım. Sinir edip çıkacağım yani. Sinir etmek derken kız... Ketini jį supykdyti? Çok kolay. Nėra nieko lengviau. Ponas Serkanas dėl visko pyksta, nereikia net stengtis. Ne taip. Noriu pasakyti jiem ką nors tokio, Öyle bir şey. kad jis negalėtų pamiršti. Kad visą dieną apie tai galvotų ir nervintųsi. Deja, ne. Tau nepavyks jo sunervinti. Jis kaip lienas. Protingas, disciplinuotas, mažai miega, daug dirba ir daug galvoja. Ama. Bet, Bir hatasını turėtum rasti kokią nors jo klaidą. Bet nerasi. Gyras jam galas, negalės nei miegoti, nei valgyti, nes yra labai pedantiškas. Sakai, reikia rasti jo klaidą, bet nerasi. Šiame susirinkime aptarinėsime finansinės temas.
Gir. Prašom. Benim için fark etmez. Man jokio skirtumo, bet abu žinome, kad žurnalistai tave spaus. Ahmet. Ahmedai, Biraz sonra devam. pratesim vėliau. Oldu. Gerai, O zaman ir aš išeisiu. Çantam. Mano rankinė liko automobilyje. Taip, Bu arada bugün už tai, ką šiandien padarėjai, pasiliksiu lūpdažį savo. çok merak Vis galvoju, ką ketinai parašyti ant automobilio. Onu senin hayal Palieku tavo fantazijai. Bursunu ben Tavo stipendiją nutraukiau ne aš, o mano įmonės finansų direktorius. Sužinojau neseniai. Taigi tai ne mano klaida. Senin hatan Sakai, değil ne ya. tavo. Ne. bölüm birincisi. Gadint geriausio kurso studento laimėjusio stipendiją užsienyje gyvenimą ne mano stilius. Finans müdürü. Atleidai finansų direktorių. Kodėl? Bu büyük Įdomu, hata. ar už tokią rimtą klaidą atleidai finansų direktorių? Norėtum, kad atleisčiau? Yaptığınız hata- Dėl jūsų klaidos žlugo mano gyvenimas, todėl noriu, kad kažkas prisimtų atsakomybę. Biliyor musun? Ben birinin çıkıp hatasını kabul etmesini istiyorum. Bu kadar. Kimin? Kas? Nori, kad finansų direktorius ateitų tavęs atsiprašyti? Ben burada hata Mano nuomonė kaltas tik vienas asmuo, Serkanas Bolatas. Jei jis nežino apie savo įmonės finansų direktoriaus klaidą, tai jo klaida. Jei žino, irgi jo klaida. Ar turi galios už sužlugdyti mano ateitį? Atleisti pat save. tahmin etmiş. Taip ir maniau. Eğer Jeigu nori, galiu vėl skirti tau stipendiją. O kadar mı ya? Manai, viskas taip paprasta. O kadar. Gražinsi man stipendiją ir mano gyvenimas taiga sugrįš į vėžes? Bir anda normale dönecek. Kaip jums viskas atrodo lengva? Nenoriu. Nieko iš tavęs nenoriu. İstemem. Senden hiçbir şey istemem. Liaukis ožiuotis. Suprantu, kaip nori baigti studijas. Daugybę kartų skambinau, rašiau laiškus. Buvau atvažiavusi, nusiteikusi maldauti, kad neatšauktumėt stipendijos. Bet niekas manęs neišklausė. Iš kur galiu žinoti, kad vėl nenutiks tas pats? Negalima taip žeminti žmogaus. Nebenoriu. Sustok. Palauk. Palauk. bak. Paklausyk. Bak. Paklausyk. Asmeniškai garantuoju, kad nekils jokių rūpesčių. Pradėsim viską iš naujo. Atsiprašysiu už viską, ką šiandien padarei. Yaptıkların için benden özür dilersin. Ne? Ką? Pardon ben mi? Tikiesi, kad atsiprašysiu? Atsiprašyti turiu aš? Tamam. Gerai, Tamam ben atsiprašau. sana özür dilerim. Ir puiku. Ama sen de. O tu prieš visus darbuotojus pripažinsi, kad esi kaltas dėl visko, kas man nutiko. Nesu dėl nieko kaltas. O zaman Tuomet neatsiprašysiu. bilemiyorum. Iš tiesų esi beprotė. Sen de hatasın. O tu savo klaidos nepripažįstantis bejausmis robotas. 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 Doğru mu duydum? Gerai išgirdau. O kız. Ta mergina ką tik pažemino poną Serkaną. Her neyse. Ta mergina, kad ir ko ji vardu, mano idealas. Bugün çok aşk. Šiandien neįtikėtina diena. Girsenize. Grįžkite prie darbo. Peki bu Menekşe niye? Kodėl ši Ramunė su mumis? O Menekşe bunalımda Jai depresija. küllenme hastalığı. Jis serga miltligė. Nedir o? Kas tai? İlaçladım. Apipurškiau vaistais, nuvaliau lapus, bet jie vis tiek pasidengia dulkėmis. Kartais, kai liekame vieni, taip nutinka. Ilgėsi šeimos, artimo žmogaus, parodysiančio kelią. Sana yol Todėl gösterecek ją biri olsun atsinešiau. istersin. O yüzden getirdim buraya. Kendinden bahs. Nekalbė apie save, tiesa?
Tabii ki kendimden Žinoma, kad kalbu. bahsediyorum hala. Nasıl yani? Kaip suprasti? Menekşe terapi yapıyor. Surengėme Ramunė terapiją, o ką tu kalbi? Bu Serkan Bolat. Ah, tas Serkanas Bolatas. Jei tik patektų man į nagus. Sen de ne diyeyim? Kam iš vis važiavai į universitetą? Bak bak. Bana nasıl Ko taip žiūrite? Visai neturite proto. Hala ben o konuşmayı Jau seniai pamiršau tą vyrą. Biz burada boş boş... Kalbame apie Ramones ir panašiai. Ay inşallah. Daug dieve. Hem bizim olduğumuz ortamda... Kol esame čia, šiai Ramonė nieko nenutiks. Mes jos šeima. Ya. Ben acıktım. Aš išalkau. Ay sıkıldım. Pavargau nuo jūsų. Nuolat kalbate užuominom. Filan. Evime gidip Važiuoju namo. yemek getirdim. Šaldytuvė palikau maisto, o ryte atvažiuok pusryčių sutarėm. Aš? Kaipgi be tavęs? Saldžioji mūsų bėda. Nejaugi lauki pakvietimo? Davet mi bekliyorsun? Sağ ol halacığım. Yemekleri... Ačiū už maistą, pasimatysime rytoj. Afiyet olsun. Į sveikatą. Hiçbir şeyden. Dėl nieko nesijaudink. Neydi? Kaip sakome, gyvenimas trumpas, teisingai. Hadi iyi geceler. Labanakt, labanakt. Dadam. Auklė? Ką? Yarın bizim Rytoj parduotuvėje skaičiuosim prekes. Ir Hostesli kişi de var. Ona taip pat mano eilė skristi. Gali padirbėti vietoj manęs, labai prašau. Giderdim ama Melė, ben tikrai çok padirbėčiau, bet sutariau susitikti su Dženku. Sen dünyanın en Esi geriausia draugė pasaulyje, labai ačiū, myliu tave. Ya sen beni nasıl dinliyorsun? Giderdim. Kuo manęs klausai? Konuşmasam. Sakiau, kad padirbėčiau, bet susitinku su Dženku, atleisk. kesin buluş. Nebejoju, kad nesusitiks. Tu teisi. Uzun. Elkšė, Melih'cim. rytoj mano mamos gimtadienis. Negaliu. Ya part-time Tik pusė dienos. Alçık etine dolgunun Mane bir ir daha taip vos daha priėmė, uğraşamam. tikrai Vallahi išmes. atarlar. Annemler de O mane benim tėvai her išmes. günü diyorum. Suprask, mamos gimtadienis. Kara kız. Juodakė. Senden olmaz. Ne, tau nepavyks. Cenk arıyor. Skambina Dženkas. Alo. Alio, Dženkai. Şimdi mi? Dabar. Tamam olur. Gerai, Akşam. susitikime. Tamam hazırlanıp çıkarım. Persirengsiu ir ateisiu. Hadi görüşürüz. Iki. Ben Cenk'le Einu buluşacağım. susitikti su Dženku. Bu ne? Kas čia? Siz mi aldınız? Jūs įdėjote. Yo ben Ne, aš nedėjau. Ben de. Ir aš ne. O zaman kim? Tuomet kas? Ah hayır. Ne. Evet ya. Taip. Ya bak o kadar sen adam. Nepaisydamas to, kad taip jį pažemina, jis nupirko to pirmosios pagalbos rinkinį. Sadece yakışıklı. Pasirodo, jis ne tik patrauklus, bet ir romantiškas. Neįtikėtina. O kendini beğenmiş Jis ve ukala. įžuolus savimila. Canım o kadar Miloji, visi turime trūkumų. Nekreipk jos dėmesio. Susikoncentruok į jo patrauklumą, turtą ir romantiškumą. Išinu, bučiuoju. Öptük dikkat Būk atsargi. Bu kız kendine çok yazık ediyor. Jie elgasi labai kvailai. Tokia graži, bet kvaila. O Cenk'ten ayırmak Reikia lazım. išskirti juos su Dženku. Sofra hazırlama sırası sende. Tavo eilė dengti stalą. Hadi gel Eime padengsime kartu. Ya hadi Ceren. Ne, Džerenė, kodėl taip elgiesi? İyi aman Nieko, tamam ya. nenumirsi. Burada olduğunu söylediler. Sakė, kad esi čia? Vay. O, Gecenin bu ką taip vėlai iki biure? Şaşırdım. Nustebinai. Neden? Kodėl? Bu şirketin Esu šios įmonės dalininkė. Yarın nişanın var. Rytoj tavo sužadėtuvės. Geceni ofiste Neturėtum gaišti laiko darbe. Kelepçe. Antrankiai. Fazlaydı. Gana akiplėšiška. Ferit'in fikriydi. Tai buvo Ferito mintis. Kuri? Antrankiai ar sužadėtuvės? Atrodo, Fritas turi daugybę minčių ir nebejoju, kad jas dažnai įtakoja jo artimas draugas. Kanas Karadagas. Bu mu dersin? Tau rūpi tik tai, Serkanai. İş, Darbas, rekabet, kan. konkurencija, kanas. Nişanlanıyorum diyorum. ve Pranešu, sen kad cevap- susižadėjau, tu Biz sureaguoji ayrılalı ne taip. kadar oldu Selin? Kodėl neklausi, kaip galėjai, Bunu Selinė? nasıl yaparsın? Juk visai neseniai išsiskyrėm, kodėl Bana nieko neden nesakėjai, söylemedin? kodėl Neden Feritas? Selin? Yapmak istedik. Tie, kurie daro viską, ko nori, dažniausiai neišgirsta to, ko tikisi.
Sana bir şey diyeyim mi? Bent vienas iš mūsų žengė žingsnį ir apsisprendė. Nelaukė. Bir karar ver. Nesielgė taip, lyg gyvenimas stovėtų vietoje ir laikas nebėgtų. Zaman akmıyormuş, hayat geçmiyormuş gibi davranma. Ne? Ką manai, atvažiuosi? Gelecek misin? Sen nişanlı... Jei apsisprendai susižadėti, būtinai atvažiuosiu. Ferit iyi bir adam. Feritas geras žmogus. Dalgasız bir Ramus. Kaip jūra anksti ryte. Netoks kaip tu. Beni bilirsin. Žinai, kad nemėgstu švenčių, bet tavosios ne už ką nepraleisčiau. Seninkini asla kaçırmam. Yarın görüşürüz. Iki rytojaus. Cenk, Dženkai, Eda, sveika atvykus. asıl sen hoş tu geldin. sveikas atvykęs. Ačiū. Nasılsın? Kaip gyveni? Puikiai, skrydis šiek tiek vėlavo, bet viskas buvo gerai. O kaip tau sekasi? İyiyim. Gerai. Aslında üzülmüştüm bugün. Buvau nusiminusi, kad šiandien nesusitiksim. Gerai, kad paskambinai. Kodėl? Sen öyle deyince Nesvarbu, neyse, puikiai bayağı atrodai, spurdai iš laimės. iyi. Çok mutlu Tu falan. teisi. Taip. Italija mane puikiai veikia. Pasivaikščiokime. Olur. Gerai. Aylar oldu. Nesimatėm daugybę mėnesių. 3 dienoms atsiprašiau už darbovietės, kad praleistume daugiau laiko kartu. Vadini gėlių parduotuvę darbo vietą? Part-time çalışıyorum. Dalį dienos dirbu ten. Kaip turėčiau vadinti pomėgiu? Nežinau, Eda. Labai apmaudu, kad nebaigė universiteto. Kalmadım. Tu teisus, nebaigiau. Kalmadım. Bet Yani nusprendžiau vėl benim stoti į valstybinį Ama universitetą. ben tekrar gireceğim sınava devlet üniversitesine. Ketini studijuoti dar 4 metus? O ką galiu padaryti? Kokį turiu pasirinkimą? İtalya'ya gitmek benim hayalim. Studijuoti Italijoje buvo mano svajonė, dariau viską, kad galėčiau ten išvažiuoti. Hatta diyorum ki ben. Pamaniau, kad galėtum sugrįžti, juk sakai, kad kol kas nerandi ten darbo. Sonra beraber gitsek. Paskui nuvažiuosime kartu, Hayallerimizdeki gibi. kaip svajojame. Prisėskim. Oturalım. Gerai. Ne dedin sen? Ką sakei? Yarın senin... Kad rytoj važiuosiu į Selinės sužadėtuves. Serkanai, nereikia. Esu įsitikinęs, kad ji netikės už to vyro. Per daug gerai ją pažįstu. Kaip tai netikės? Jis su juo susižada. Bet to noriu priminti, kad ji tave paliko. Nepaliko. Ji galvojo, kad nemyli jos, todėl nutraukė santykius. Öyle mi? Tikrai? Seviyor musun? O myli ją? Söyle Tuomet pasakyk, aš myliu tave. Seviyorum de. Abi bak. Ta moteris daugybę metų laukia, kad pasipirštum. Nepasipiršai. Ayrılmak Tada istedim nusprendė senden. išsiskirti, o tu net nemėginai atkalbėti. Şimdi sırf Dabar hırsınla užsispyrei. seninle iş ortağı. Mudu esam partneriai. Bus negražu, jei nenuvažiuosiu. İş ilişkisi. Vadinasi, tai tik darbo santykiai. Zaten kızın hayatını mahvettin. Sugadinai jos gyvenimą, bent dabar palik ramybėj. Abi zaten onunla Būdamas su ja beraber elgeisi taip pat, lyg vykdydamas darbo sutarties punktus. yerine getirir gibi böyle Buvai bejausmis ir racionalus. Jausmai anksčiau ir vėliau pasibaigia. Santykiai tam tikra sutartis. Nasıl bu kadar Nesuprantu, kaip gali būti toks bejausmis. Bana bak. Gal rezgi kažkokį planą? Ne gibi? Pavyzdžiui, Ne bileyim ben. iš kur galiu žinoti? Senin aklında Nebesuprantu nei tavo böyle minčių, nei ben artık poelgių. Anlayamıyorum ki. Gitme şunu Dėl Dievo nevažiuok į tas sužadėtuves. Merak etme. Nesijaudink. Nuvažiuosiu, pasveikinsiu, išvažiuosiu. Yok abi. Prašau, nevažiuok. Vallahi bak, ben biliyorum Žinau, başımıza kad tik ne limsi iş bėdą. yapacaksın orada. Nieko ten nenutiks. Hadi. Jau vėlu. Saat geç oldu. İtalya var ya inanılmaz bir yer. Italija nuostabi vieta. Norint susišnekėti su žmonėmis, nereikia net mokėti jų kalbos. Kalbi turkiškai, o jie supranta itališkai. Labai įdomu. Žmonės labai svetingi, draugiški, kupini gyvenimo džiaugsmo. O miestai nuostabus. Jūra, istorija, naktinis gyvenimas, viskas nuostabu. Ne güzel. Kaip įspūdinga. Sen bayağı Atrodo, geziyorsun daug keliauji. Ya Eda'cığım Beje, rytoj negalėsime susitikti. Neden? Kodėl?
Ailevi mesele. Šeiminiai reikalai. Labai asmeniška. Senin aile... Nuo kada tavo šeimyniniai reikalai tapo asmeniškais? Sen iyi misin? Dženkai, viskas gerai. Gerçekten sen iyi Nuo misin? tada, kai susitikome, elgėsi labai keistai. Bir tuhaf davranıyorsun, bir hallerdesin. Yo. Ne, na gerai. Tiesą sakant, noriu su tavim pasikalbėti apie kai ką rimto, bet dabar nelaikas. Tamam. Gerai. Şurada oturan kadın var Matai tą moterį sėdinčią ant suoliuko? Tek başına oturuyor. Nuo tada, kai prisėdome, jis spokso į mane. Gal ją pažįstu? Ben tanıyor muyum? Yo, Ne, tanımıyorum da. neprisimenu. Gözün Ji netitraukia akių. Ben de kilitlendim Nieko şu an. nesuprantu. Şey yapalım mı? Gal jau eime? Biz kalkalım mı artık? İyi tamam. Gerai. Kalkalım zaten. Nesuprantu, kam iš viso susitikome. Görmek istedim. Labai seni. norėjau tave Seni pamatyti, görmek çok iyi geliyor. nes gerai mane veiki. Bana da. Ar tu mane? O zaman yarından Susitiksim sonra. poryt. Tamam. Gerai, Ondan sonra. sutarėm. Sen ne tarafta? Į kurią pusę? Bu taraftan. Į tą. Ben de bu O tarafta. aš į tą. Tamam. Gerai, Görüşürüz. iki. Yarından sonra. Tai poryt? Eda, Eda, ben çok özlemişim. labai tavęs ilgėjausi. Görüşürüz. Iki. Görüşürüz. Iki. Gel. Eikš. Imk, Aferin. šaunuolis. Aferin. Melo. Melė. Sveika, auklė. Çağımızda hala... Mūsų laikais vis dar naudojami plaukų suktukai. Mano grožis nepavaldus laikui. Jei būčiau gimusi prieš 300 metų, būčiau išrinkta pasaulio gražuolė. Tu ir dabar pasaulio gražuolė. Tegul gėdinasi tie, kurie tam nepritaria. Kodėl taip anksti grįžai? Džankas turėjo išeiti ir rytoj bus užsiėmęs. Apie ką kalbėjote, ką pasakojo? Yani daha çok o konuştu. Daugiausiai kalbėjo jis, pasakojo apie Italiją. Atrodė labai laimingas ir pilnas energijos, net keista. Çok mutluydu. Bir tuhaftı. Yarından sonra... Poryt buluşacağız. Bana çok susitiksime ir önemli jis bir şey pasakys man kažką svarbaus. Dieve mano, įdomu, ką? Ak, Ne? ką? Ak, ką? Jis tikriausiai ketina tau pasipiršti. Yok artık Melis. Nepaisyk niekų. Jei sutiksi, niekada neatleisiu. Ne evlenmesi? Nenusišnekė kokios piršlybos. Tai gali būti bet kas. Paminėsi mano žodžius. Jis tau pasipirš. Melis sen şu kafanda... Manau, turėtum įsiimti suktukus, kad į smegenis patektų degunės. Ne, esam grinamo ore, puikiai jaučiuosi. Šiek tiek per stipriai suspaudžiau, įsitempė veido odą. Sayımdan sonra parti. Bet o kodėl suki plaukus ir tai po prekių skaičiavimo rengsite vakarėlį? Ne, į parduotuvę nevažiuosiu. Laisvadienio prašyti negaliu, tad greičiausiai būsiu atleista. Kodėl? Stiuardesės atlyginimas didesnis. Jei rytoj nedalyvausiu skrydyje, jie daugiau nebepaskambins. Taip negalima. Darbas parduotuvėje pastovus, o stiuardesės pareigas atlieki kelis kartus per metus. Ei, Ne diyeceğim? paklausyk. Tamam ya ben senin yerine... Rytoj skrisiu vietoj tavęs. Juk nesusitinku su Dženku. Tikrai, tau trūksta tik angelo sparnų. Ama bak zor bir şey değil. Sakai, kad nesunku? Papasako, ką turėsiu daryti. Tikiuosi sugebėsiu. Visai nesunku. Paskambinsiu direktoriui paskutinę akimirką, kad vietoj manęs nepakviestų nieko kito. Nuvažiuosi, surasi tą moterį. Jie atrodo štai taip. Dėl nieko nesijaudink. Tamam hadi ya. Dabar išvirsiu tau kavos ir tada papasakosiu, ką turėsi daryti.